Sveiki, tai ką, pirma diena naujų metų ofise, sausio 2 diena. Ir ofisas, kaip ir visada, savo stadijoje, tokioj pusiau betvarkės. Tai bandysiu jums šiandieną parodyti, kaip atrodo mano diena. Be planuojant, be dirbant, be darant, bus daug ir Etsy. Tai, pirmas toks, tikiuosi, blynas naujų metų, ale vlogas ir, tikiuosi, neprisils. Tai pradedam. Visų pirma, kas manęs nepažįstate, tai esu Neringa. Mano veikla daugiausiai yra susijusi su Etsy. Tai esu Etsy lektorė, kaip be pavadinsiu, taip te pagadinsiu, padedu kitiems Etsy verslams tiek pradėti, tiek toliau vystyti, augti Etsy platformoje. Pati turiu Etsy parduotuvę, tai kaip matot, už nugaros daug siūlų, tai yra mano pagrindinis produktas. Siūlai taip pat prekiauja skaitmeniniais produktais. Tai šiame kanale ir savo Instagram'e dalinuosi apie Etsy, per ką pati einu, per ką eina mano klientai. Dabar daugiausiai iš tikrųjų labiau apie klientus negu apie save. Ir, ieškau įvairių tipsų, hacksų, žinoma, stebuklų nebūna, visur yra darbas, bet jeigu ką atrandu, tai ir dalinuosi. Kadangi šiandien laukia daug veiklos, tai yra ir apsitvarkymas, susitvarkymas, pasiruošimas, tai pirmiausia dėsiu telefoną į šią lempą stovą ir, visur mane lydės iš paskos. Galėsiu jums parodyti įvairius kampelius. Taip pat reikia sutvarkyti ir šiuos siūlus, dalį jų sufotografuoti, gražiai sudėlioti. Dar čia yra 4 dėžės, kurios net nepaliestos, tai nežinau, ką su jom darysiu, bet, bandysiu kažkaip irgi gražiai susidėlioti, nes noriu čia atsinešti tokią dar spintelę pakavimo priemonėms. Vienu žodžiu, laukia įdomi diena. Taip, tai pirmiausiai susitvarkysiu krepšį, ką atsinešiau. Jau kompiuterį išsikroviau. Tiesa, dėl garso, telefonas gana toli, tai gali būti prastesnis garsas. Gavau dovanų tokį perėmėją. Man atrodo, kad jis turėtų tikti, kad galėčiau pasijungti mikrofoną į telefoną, nes dabar aš jį naudoju tik tai prie kompiuterio, kadangi jungtis yra ne iPhone'ui, bet naujas turėtų tikti. Tai kol kas toks garsas, o sekantį pabandysiu daryti po to jau su mikrofonu. Tai visada aš kai einu namo, tai nešuosi siūlų ir dariau rutuliukus iš tokių, dabar čia turiu kaip polikutį, prisidarau tokių ruošinukų ir tada darau rutuliukus. Tai ruošinukus dabar jau panaudotus padėsiu vieną krūvą. Čia yra visas krepšys kitiem užsakymam, kas užsakys, nes stengiuosi daryti spalvas kuo įvairesnės. Tai kad iš vieno ruošinuko nedaryti kokių ten 3-4 rutuliukų, kad nebūtų vienodi, tai prisidarau vairiausių skirtingų spalvų, bet čia yra dideli užsakymai dabar laukiantys. Tai nežinau, ar darysiu tuos pačius, kelis kartosiu, ar visgi, dar prisidarysiu kitų ruošinukų. Tai ne, čia panaudoti, čia yra nauja. Noriu pasižiūrėti, kiek dabar čia jų... šitą naudoju fotografavimui, bet šiaip ir svėrimui, nes labai gerai susisveria. Taip, čia pasversiu dabar. Šiek tiek padarė sesė. Ir šitos rutuliukus tai aš darau pagal svorį. Juos svėriau 180 gramų, tai kad žinočiau, po to ją atsiskaityti. Nepamiršti interneto įsijungti.
Taip, dar čia tikrai reikės daugiau rutuliukų, tai pasidėsiu dabar į šoną, po to gaminsiu. Dar turiu susipakuoti, išsiųsti knygą, pardaviau per Vintedą, nupirko per Vintedą, ir kosmetinę, kurią padovanojo viena iš savo sekėjų praeitą savaitę. Taip, turiu susipakuoti. Labai nepatogi dar pakavimo zona, tai planuoju ten pokyčių. O dabar... Ir čia dar pokyčių reikia. Taip, tai Vintedus kol kas siunčiu labai paprastai, nieko įspūdingo, ypatingo. Iš tikrųjų, tai pažiūrėsiu, gal turiu panaudotų medžiagų, nenaudot naujo voko. Taip, jo, turiu gabalą kartono, tai jį ir supakuosiu. Taip, visada stengiuosi pakuoti į panaudotas medžiagas, kiek tik galiu. Čia yra mano kurta kosmetinė. Ir siuvinėta, klientė dabar įdėsiu. Tai savo sekėją. O čia kaip visada turiu tokią zoną, kur visokiausių lapukų visko labai daug, tai norisi ten truputį tvarkos ir įvairūs lipdukai, tai vat atsinešiau iš namų dėžutę Ikėjos ir čia yra lipdukai mano siūlų reikaliukams. Tai tiesiog bandysiu tvarkingai viską susidėlioti. Čia gal nelabai šitas. Tada Etsy klubo lipdukai, atributikai įvairiai. Irgi gražiai bandysiu kažkaip susirūšiuoti, kad nesimėtytų, kad viską rasčiau. Turiu dar įvairiausių tokių atvirukų prisispausdinus, juos anksčiau naudodavau padėkos kortelėm, dabar jau pasidariau klientam jau grynai su savo siūlais, bet tokie dažnai praverčia šiaip kažkur, jeigu siunčiu arba Vintedą siunčiu, rašau. Čia mano mėgstamiausias.
čia dabar dar turiu atsirinkus tuos rožinius ir šitos tamsius, tai sufotografuosiu siuntimui, o čia irgi klientė ruošiu dabar išsiuntimui tokių violetinių visą rinkinį. Tai šiandien turiu užbaigti pasverti, nes reikia 1,6 kg. Tai šituos pirmiausia susifotografuoju, tada rožinius. Gražiai galėsiu susipakuoti, tai visa šita zona irgi jau truputį atlaisvės. Siūlus fotografuoju čia, tai dabar tiesiog dar noriu apsitvarkyti visus kampučius. Kalėdinės lemputės liko nepanaudotos. Na, dar panaudosiu šventiniam susitikimui, tai dabar aš čia patalpinsiu prie knygų. Tęsiu fotografavimą, ten jau keli sufotografuoti, dabar dar šiuos sufotografuoju ir susitvarkysiu čia ir čia. Susidėliosiu ir tada jau eisiu prie kitų darbų. Na ką, pasidariau su siūlais, ką buvau užsibrėžusi, šiek tiek apsitvarkiau, o dabar jau yra be 20:12 ir man metas į sportą, 12 val. Turiu treniruotę su treneriu, pirma naujų metų treniruotė, tai jau įžangą padariau praeitais metais, gana nebloga, tai startas naujų metų ne nuo nulio, o grįžusi po treniruotės, papietausiu ir tada jau sėsiu daugiau prie kompiuterio darbų. Na va, kuprinė jau ant pečių. Žygiuoju labai gerai, kai yra susitarimai, kurią valandą sportuoti, nes už tai susimokė. Ir tada nenueiti, labai retai nenueinu, nes nebent koks nors kitas ten įvykis, pavyzdžiui, ten išvažiuos, sakykime, į Kauną, Vilnių reikia. Tai čia einu, rezultatai yra ir labai dėl to džiaugiuosi. Ir šiais metais dar toliau tęsiu ir, tikriausiai noriu pasakyti, kad jau pradedu suprasti, ką tie sporto klubų maniakai jaučia. Tikrai net nesu tokia, dar vis sunku kartais išeiti, bet jau pradedu jausti malonumą tiek sporto metu, tiek po jo. Tai pavalgym, ne? Taip. Pusę dienos Almas būna namie vienas, kas čia per šukuosena. O dabar eisim kartu į ofisą ir dirbsim kartu. Padės Almas daryti man siūlus kažkiek, o aš dar pasidarbuosiu prie kompiuterio. Tai liko kokios 3 valandos, nes dabar yra apie 1:30. Tai 3 valandos ir tada jau eisim simuką pasimyti. Na ką, kavytę pasiruošiau. Ir dabar mano tikslas šiandien yra sudėlioti Etsy klubo sausio mėnesio grafiką. Kaip ir vienas įvykis, viena data yra jau ir aišku, jau buvau paskelbusi anksčiau, kad sausio 8 dieną bus šventinis susitikimas čia pas mane, Marijampolėje. Tai tiesiog detalizuosiu daugiau detalės ir dar sudėliosiu taip pat
Etsy parduotuvių Blitz auditų įrašą, ten bus apie arba 8, 9 arba 10 parduotuvių auditai, analizės, tokie greiti. Tai paskirsiu datą, informuosiu klubo narius, kad toks vyks ir gali tiesiog aplikuoti, kas greičiau, kas nori, nes yra dar tikrai nemažai narių, kurių parduotuvės neaudituotos, nepadarytos, yra keletas narių, kurių apžvalgas dariau seniau, tai irgi galiu pakartoti, bet aišku, pirmenybė tiems, kurie naujai prisijungia, o paskutiniu metu, dabar per praeitą savaitę ir šios pradžiai prisijungia naujų virš 50 narių. Tai, na, dalis iš jų galbūt dar net neturi Etsy parduotuvių, tai nebus ką analizuoti, bet aš manau, norinčių bus nemažai, tai šitą datą turiu pasiskirti. Tada taip pat dar Zoomo tikriausiai susitikimą vieną organizuosim klausimam atsakymam ir pilną parduotuvės auditą darysiu, o taip pat tęsiu tokius kaip ir kasdienius video, kuriuos dariau gruodį, ne kiekvieną dieną gavosi juos padaryti, bet tokie labiau, na, neplanuoti, organiški, be konkrečios temos, nemontuoti, tiesiog atsisėdu, įrašinėju, kas, kaip sakau, ant liežuvio galo ir ką noriu tuo metu pasakyti, iš kažkokios tai galbūt istorijos nutikusios tuo metu, ar mano pačios patirties, gal kažkas su klientais įdomos įvyko, ar ten kažką klientai parašė, mano klientais turiu omeny jūs, kurie žiūrit mane ir mokotės Etsy, visokiausių įdomybių, tai tiesiog dalinuosi tokiom akimirkom, tai va tęsiu ir tuos video, matau, kad tikrai žiūrit ir jūs, kas esat ir kas nesat klube, tai galbūt prisijungsit ir žiūrėsit. Ir tie video tokie, na, galbūt, sakyčiau, paįvairina pačią klubo veiklą. Na, o šie vlogai, tai jie bus atviri visiems, ne tik Etsy klubo nariams mano YouTube kanale ir, na, parodysiu daugiau savo dienos. Aišku, šis pirmasis, tai man labai pačiai smalsu, kaip čia atrodys viskas ir kaip pavyks, bet tiesiog stengiuosi ir stengsiuosi, kad tai būtų kuo daugiau to, na, natūralumo, ką aš iš tikrųjų veikiu. Tai va, o šią savaitę dar vaikų atostogos, tai Adamas kartu su manim dirba, eisim dar po to ir siūlus daryti, o ką dabar? SketchUpą? Pixel art kuria. Ką kuria? Dabar nežinau, aš tiesiog norėsiu. Sugalvos, ką gal Etsy klubo logotipą gali sukurti. Kuria įvairų meną su pixel artu. Tai va. Tai ką, tai sėdu tada organizuoti, padarysiu sąrašiuką, tokį kaip grafiką ir išsiųsiu naujienlaiškį. Ir dar vienas dalykas, ką šiandieną noriu pasidaryti, tai suplanuoti sausio 20 dienos mokymus. Jie bus jau tokie su registracijom ir tie mokymai bus visų metų toksai strateginis planavimas, jau tiesiog darbinis toks susitikimas online, bet, na, dar vis tiek leidžia mintis, kad norėčiau dalį ir gyvai daryti, kad, na, dalis auditorijos būtų gyvai susirinkę ir su savo kompiuteriais ir visi kiti Zoom'e. Tai vat tokios mintys, kad tokį gyvą renginį padaryti, bet dar vis galvoju. Tai data aiški, sausio 20, bet detalių dar labai daug trūksta, tai bandysiu, jei ne šiandien nespėsiu, tai rytoj prie šito viso padirbėti. Tai šiandien tikslas Etsy klubo susidėlioti dalykus, ir dar pabaigti po to šiuos violetinius siūlus klientai į Ameriką, kuri laukia jau ilgokai ir vis atidėlioja šią, bet kadangi čia mano jau senų laikų klientė, tai jinai viskas ok, kada tai galėsi, tai dar trūksta 300 gramų padaryti ir bus kilogramą 600, tai po to dar šituos pasibaigsiu. Tai ką, kimbam į darbą. Tai kągi, sausis sudėliotas, paskelbtas, dar naujienlaiškį rašysiu, bet manau, kad vakare, jau būdama namuose, tiesiog telefonu labai patogiai
iš tikrųjų ta platforma, sistema ir galima viską telefono net pasidaryti. Tai manau, kad naujienlaiškį sudėlios vakare, nes dar noriu įrašyti ir video naujienlaiškį. Tai video įrašysiu, paleisiu ir tada jau rašysiu tada naujienlaiškį ir kuriame įtrauksiu video naujienlaiškį. Va, o dabar liko valanda nepilnai iki simuklo, 16:05 ir tada pasidarau dar siūlų violetinių, kas trūksta ir tada jau planuosim dienos uždarymą. Mano aparatukas, tai dabar išduosiu visas paslaptis jums savo komercinės, kaip čia viską darau. Aišku, aparatuką šitą labai lengva gauti, bet šito, žinokit, labai abejoju. Tai va, tai dabar žiūriu, ko aš čia prigaminus klientai. Kažką dar velvetinį link rožinio, arba tiesiog mygtuką reikia 300 gramų. Tai bandysim ir padaryti. Na va, tokius nedidelius dabar darysiu. Šiaip įvairiausių dydžių aš jai darau, jinai nori miksuko. Tai kažką biškį paįvairinti su violetinė. Dėsiu atskirai, kad galėčiau po to pasverti ir pasižiūrėti tą trūkstamą kiekį. Na kągi, padariau pilną kiekį, kilogramas 600, bet jau 5 valandos tai turi lėkti ir, ko gero, rytoj iš ryto pakuosiu, nes dar ten, du rinkinukai, tas violetinis ir linas. Supakuoti tą patį siuntinuką, tai pabaigsiu jau rytoj šitą. Na ir dar vienas dalykas, ką noriu šiandien papasakoti, tai kadangi yra pati metų pradžia, pirmosios dienos ir gavau jau gal 2-3 žinutės su klausimais, ką daryti su Etsy listingais, kurie turi tagus ir pavadinimuose ir aprašymuose, kad pavyzdžiui Christmas gift, ten Christmas occasion pažymėta listinguose parinkta, dovanėlės, ten Christmas gift for grandmother ir panašiai. Ar palikti, ar redaguoti, ar ką daryti. Tai iš esmės tai taip, tie raktažodžiai, jie dabar jau jums nebedirbs. Iki kokio rugsėjos pabaigos, netgi skambino Aivaras, nutrūko video. Tai va, tai esu toliau su kalėdiniais tagais. Taip, tie kalėdiniai tagai, kurie pas jūs yra ir pavadinimuose, jie ne tai, kad trukdo, ar ten kažką gali labai trukdyti, bet jie tiesiog neveiks. Nes žmonės neieškos kalėdinių dovanų iki spalio mėnesio, rugsėjo spalio mėnesio. Tai tiesiog būtų naudingiau tuos tagus visus aprašymuose, pavadinimuose ir taguose pasikeisti į kitas progas, jeigu tie daiktai tikrai tinkami kitoms progoms. Nes jeigu, pavyzdžiui, kalėdiniai žaisliukai, tai jų nereikėtų koreguoti, tiesiog palikit. O jeigu kažkokiais kitos dovanėlės dekoracijos, kas tinka ir kitoms progoms, tai tikrai koreguokit. Pažymėkit tas kitas progas, kur attributs yra aprašyme, pavadinime, taguose, pakeiskite, ne visiškai perdarykite listingus, bet tik tai tas vietas. Bet vienas dalykas yra, jeigu kažkuris iš tų listingų ypatingai gerai juda, gerai eina, gerai parsidavė, tai jo nelieskite, nes jūs galite neprisiminti, kaip atstatyti atgal. O jeigu ir atstatysit, gali ten kažkas, nusimuš vis tiek pagal tagus. Tai geriau tą listingą pasikopijuokit, palikit ramybėje tą su kalėdinė versija, o tą kopiją, duplikatą pakeiskit pirmą nuotrauką,
ir tada jau pataisykite tuos kalėdinius visus raktažodžius į kažkokius kitus. Velykas, mamos diena, krikštynos, vestuvės, vasaros atostogos, metų pabaiga, tiesiog ką jau nori. Tai šitą tikrai reikėtų daryti. Žinoma, jeigu listingų ten 100, tai galbūt tuos svarbiausius susitvarkyti. Tikrai ir aš pati būna prasileidžiu ir nesusitvarkau visų, bet dėl efektyvumo labai aktualu. Tai va, o aš savo dieną dabar jau baigiu, lėksim namo, gaminti valgį, dar į parduotuvę, 2 siuntinukus pasisiųsiu, kur ryte susipakavau į paštomatą, o rytoj vėl tęsiu. Tikrai nepasidariau visko, ką norėjau šiandieną. Dar liko ir 2024 metų knyga nepradėta, o aš ją darysiu šiemet visiškai kitaip. Tai pasistengsiu, tikiuosi rytoj nufilmuoti tokį video, tą vieną padarytą, ko nepadariau šiandien. Ir dar laukia dekoracinis vienas darbelis, ir dar laukia planavimas vienų mokymų, sesijos įrašo, kurį darysiu kartu su vienu iš didžiausių moterų klubų Lietuvoje. Tai va, tai laukiam naujos dienos, o šiandien sakau ačiū ir iki.